Darželio batukai. Labai dažnai tėvai susiduria su problema, kai vaiką pradeda leisti į darželį ir dažniausiai darželiuose negalima būti basomis, reikia avėti avalynę. Ir tada tėvam yra didžiulis galvos skausmas, tai kokią čia tą avalynę pasirinkti, atvirą, uždarą, ir kyla milijonai klausimų. Tai noriu pristatyti iš Minimus Sanderling modelį, tai puikūs batukai, kurie tinka avėti darželyje. Batukų padas yra lankstus, nes tai yra svarbu dėl to, kad vaikai nuolat juda, jie tupia, stoja, eina, žengia ten ir pasistebia. Ir padas turi būti lankstus, kad pėda galėtų natūraliai judėti, nes pėda yra dar auganti ir jinai yra formuojasi, ar ne? Ir gali būti taip, kad jeigu bus avalynė kietų, nelankščių padu, jinai neleis pėdai natūraliai judėti, dėl to atsiras ir kitų problemų. Tai padas turi būti lankstus. Užkulnis pageidautina irgi, kad būtų prilaikantis, netinka basutės, kurios neturi šito užkulnio. Tai yra užkulnis. Turi būti irgi zonos atviros, kad galėtų pėda kvėpuoti, ar ne? Oro laidumas, kad būtų. Bet pageidautina, kad priekis būtų uždaras ir apsaugotas, pirštukai apsaugoti. Dėl to, kad vaikai irgi taip pastumia vienas kitą, tai ten lipa, šoka ir panašiai, tai gerai būtų, kad pirštų zona būtų apsaugota. Ir be abejo, kad būtų lengvai apsiaunami. Tai irgi šitie batukai turi gana platų įsiavimą, vaikui yra patogu, jis ilgai neužtrunka apsiauti batukus. Ir kas yra nuostabu šitam Sanderling modelyje, kad yra reguliuojama ir ta priekinė zona. Tai ar pėdutė bus platesnė ar siauresnė, galima lipduko pagalba pasireguliuoti plotį. Ir turime mėlynos spalvos, turime rožinės spalvos ir dar turėsime pilkos spalvos batukus, tik didesnių dydžių. Tai tokie yra tinkami batukai darželiui iš Minimus Sanderling modelis. Ieškokite elektroninėje parduotuvėje barefoot.lt.